Grybai tai yra atskira karalystė, labai didelė. Mes gyvenam jų pasaulyje, ne jie mūsų. Grybai gyvena 400 milijonų metų. Ir jie atkeliauja su mumis, su oro srovė ir sporų visur yra labai daug. Tam tikrą prasme galime sakyti, kad mes gyvename vabzdžių pasaulyje, nes jie mūsų supa visur. Be abejo, mes matome tik labai nedidelę dalį tų vabzdžių, dažniausia stambius, kurie nesislepia, nesimaskuoja. Europoje yra apie 30 000 vabzdžių, Lietuvoje šiuo metu priskaičiuojame 18 000. Lietuvoje apie trečdalis gyvenamųjų namų yra mediniai. Dalis jų paveldo objektai. O ir mūriniuose yra daug medinių elementų – stogo ir perdangų konstrukcijos, langai, durys, apdaila. Juos tvarkant, remontuojant ar renovuojant svarbu nesukurti palankių sąlygų kenkėjams. Mediena yra ne tik statybinė, konstrukcinė medžiaga, bet jie maitinasi daugybę gamtoje gyvuojančių organizmų vadinamų biologiniais kenkėjais. Tai pelėsiai, grybai ir vabzdžiai, kurie ardo medienos struktūrą. Mediena praranda mechaninės savybės, darosi minkšta ir trapi. Pelėsių sporos pasklinda patalpose, alergizuoja, sukelia sunkias ligas. Nors biologiniai kenkėjai nuolat gyvena mūsų aplinkoje, juos pastebime tik tada, kai mediena jau giliai pažeista. Visi substratai organinės prigimties, kažkas išmoko jas valgyti. Jeigu nevalgyti, tai išmoko ant jų gyventi. Taigi gaila, bet mediena yra labai skanus ne tik vabzdžiams, bet ir mikrogrybams maisto objektas. Ne visi organizmai gali maitintis medieną. Ja geba įsisavinti tik tie organizmai, kuriuose yra fermentų skaidančių celiuliozę, ligniną, hemiceliuliozę. Tai iš tokių žymiausiai skaidytojai yra grybai iš tokių organizmų. Ant medžio augančios įvairios kempinės, jos minta medieną, ją skaido, kadangi šie grybai turi labai stiprią fermentų sistemą. Iš kurgi atsiranda tie mikrogrybai mūsų aplinkoje? Tai jie atkeliauja su mumis, su oro srovė ir sporų visur yra labai daug. Pats grybo atsiradimas yra 99,9% yra netikėtas dalykas. Žmonės to nesitikėjo, jis atsirado ir dažniausiai jis yra pastebimas jau per vėlai. Mes priemam tokį jau galutinį sprendimą, kada tai vizualiai matosi. Sakysim, iš po grindų išlindęs, tam tikros elementuose. Kaipgi pasireiškia tas grybų poveikis medienos ardymui? Tai jis gali būti mechaninis ir biocheminis. Mechaninis, nes grybas, mes girdėjom tokį pavadinimą, jeigu šitos didelių, tai grybiena arba micėlis. Ir iš tikrųjų jis prasiskverbia į substratą. Ir jeigu mes sugebam jau pamatyti, tai reikia žinoti, kad tai iš tikriausiai yra 20 arba 40% to grybo sudedamoji. Tai yra tik ledkalnių viršūnė, o didžiausia dalis jo yra viduj. Labai giliai prasiskverbia jo hifai. Ir tie hifai atlieka tą mechaninį darbą, kaip paprasčiausiai, nors ir milimetrų, bet praskelia. Tai mechaninės ardymas, o biocheminis ardymas, kad mikrogrybai gamina labai daug fermentų. Atrodytų man pačiai keistas mikroorganizmas sugraužia rąstą. Ir mikrogrybai ir jų sporos turi tam tikrą patogeninį veikimą ir gyviems organizmams. Kreipiasi žmonės, pas mane namuose yra pelėsis, ką daryti. Mes visą laiką irgi stengiamės padėti, pakomentuoti, pasakyti ir visą laiką aš pradedu nuo to, kad yra priežastis. Jeigu mes panaikinam tą priežastį, tikriausiai jo nebus. Svarbiausia veiksniai, kurie nulėmė grybų raidą, tai yra drėgmė, temperatūra, šviesos intensyvumas, substrato cheminė sudėtis ir rūgštingumas. Pavyzdžiui, teko matyti, žmogus apšildina stogą, po to, kad būtų dar šilčiau, apšildina perdenginį, viską uždaro, kad jam nebūtų skersvėjų, o po to, kai atidarai liuką ir iš ten išsipila vos ne kibiras vandens ir tu jam sakai, žmogau, pas tave iš namo nieko nebeliks labai greitai. Jis nesuprantu, kodėl. Mas mane viskas apšiltinta, kodėl taip yra. Oro judėjimas ir drėgmė yra tikriausiai pagrindinės sąlygos, kai susidaro pelėsis, kai atsiranda sąlygos jį veistis, daugintis ir gadinti
tą medieną. Visuose patalpuose niekada nebūna vienodas sąlygos. Taip, temperatūros ir drėgmės santykių metu gali atsirasti toks gradientas vadinamas rasos tašku, kai pradeda rasoti. Pavyzdžiui, mes visą laiką su tuo susidurėm, kad rasoja žiemą langai. Kodėlgi tai atsitinka? Viduje yra pakankamai drėgmės ir aukštesnė temperatūra, langas yra vėsesnis ir prie jo yra tam tikra vieta, tam tikras regionas, kur yra aukštas drėgnis, bet žema temperatūra. Ir užtenka, kad vandens karai, kurie yra aplinkoje, pradėtų kondensuotis. Po priežastys dažniausia tai yra dvi. Tai arba yra oro judėjimo ribojimas patalpoje kažkoks tai, arba tai yra aiškus šiluminis tiltelis. Leidžia iškart pradėti vystytis mikrogrybams. Vėlgi lyginant su kitom konstrukcijom, tikriausiai akivaizdu, kad jeigu yra pelėsiniai pažeidimai, tai medynai yra labiausiai negrįžtami, sunkiausiai panaikinami ir daugiausiai besivystantys. Pagrindinės priežastis, dėl ko mes dengiame ir saugome medieną, tai nuo drėgmės poveikio, nuo ultravioletinių spindulių, nuo medienos kenkėjų, organinio poveikio, silpnos medienos struktūros ir paryškiname patį medienos grožį. Taigi, kaip išvengti pastato biologinės pažaidos, tai yra labai daug sąlygų, kurias mes turime atlaikyti. Pirmas žodis sąlygos tai yra temperatūros ir drėgmė. Nežinau, ar pirmas, todėl kad pirmas gali būti ir gerai paruoštos medienos naudojimas statybom. Reiškia, jeigu mes panaudojam kokybišką medieną, žinom, kad ji yra gerai išdžiovinta ir sekam temperatūrų ir drėgmę, kiek mes galime viduj, išorėje mes to jau nevaldom, padarom, kad yra tinkamas oras srautas ir yra ventiliuojamas, taip, kas yra svarbu, turėtume užtikrinti, kad sporas kuo mažiau patektų. Tai yra švaros palaikymas, labai svarbu nesudaryti sąlygos, kad jų nebūtų perteklius. Turim apsaugoti savo atitvarų paviršius, kad kuo mažiau ta paviršiaus temperatūra nukristų, iš kur ta drėgmė atsiranda. Netgi tuo atveju, kai pas mus yra viskas tvarkoj su oro, kuris yra va čia bendroje erdvėje, kažkur tai atsiranda problemos ir mes su jom reikia kažkaip tai tvarkytis. Aš pasikartosiu, mes turim žiūrėti kompleksiškai. Tai pirmas dalykas - įvertinti, kas yra vizualiai, kas atsitiko, kur mes jį pamatėm. Tada mes turim išsivalyti pažeistas vietas ir plius aplinkui, kas yra pažeista arba gali būti pažeista. Trečias etapas tai būtų dezinfekavimas pilnas. Ketvirtas etapas tai jau biologinių antiseptikų naudojimas. Ir paskutinis etapas galutinis surinkimas. Jau iš mūsų sugadintos aplinkos arba pastato statinio vietos. Šiaip ir bendrai namuose ir ypač sodybose, kurios yra paliekamos miegoti žiemą iki pavasario, būtina toks dalykas, kaip atsirasti namuose, tai drėgnomačiai ir temperatūrų matuokliai, kad mes galėtumėm įvertinti to namo būseną, būtent klimatinę vidaus būseną. Pilna ventiliatorių būtinių, kurie su drėgnomačiais ir jam galima nustatyti, kokiam procentui jisai gali pradėti veikti. Turbūt supratote, kad norint apsaugoti medžio konstrukcijas ir gaminius nuo biologinių kenkėjų, būtina sekti, stebėti ir valdyti drėgmės režimą ir oro judėjimą. Bet jeigu kenkėjai jau apsigyveno jūsų namuose, reikės griežtesnių priemonių. Tai gali būti pastato fumigacija, patalpų ozonavimas, mikrobangų įrenginys, karštis, šaltis ir įvairios cheminės priemonės. Rekomendacija šitą daryti yra nuo gegužės pradžios iki rugsėjo pabaigos. Iš principo tol, kol yra šilčiausias, kol vabzdžiai aktyviausi, tada jie lengviausiai yra nukaunami visose stadijose. Na, pats fumigacijos procesas, tai yra pastatai yra dengiami. Gali būti arba pilnas pastato uždengimas, arba dalinis pastato uždengimas. Klausimas, kur tie vabalai yra išplitę. Ozono technologija pirmiausia jinai gimė Lietuvoje. Ar galima namus ozonuoti? Galima.
Ozonas veikia tik paviršius. Jisai nesiskverbia į nieką. 2 dalykai. Ozonas greit skyla, išsijungus aparatui. Antras dalykas, mes nedirbom su tom koncentracijom, kurios kenktų eksponatam, bet mes dirbom su tom koncentracijom, kurios pakankamos, kad darytų patogenom įtaką. Tai kodėl būtina apsaugoti medieną, tai ypatingai dabartiniu laikotarpiu, kai ekologija vis labiau turbūt visuomenėje aktualesnė yra, natūraliai yra užauginta žaliava, jos kiekiai yra riboti, tai norint užtikrinti jos ilgesnį tarnavimo laiką, reikėtų ją priemonėmis tiek padengti, tiek apsaugoti, kad jinai tarnautų ilgiau. Problemos grįžta, atgal jos grįžta ir grįžta. Nebus įmanoma padaryti, kad ir avys sveikos, ir vilkai sotus. Nereikia bijoti tų iššūkių, truputėlį jų visą laiką bus. Visiškai susitvarkyti, niekada nebus įmanoma, mes gyvenam gamtoj. O gamta turi savo dėsnius, kuriems visi paklūsta.